pašnekėti. Džiugu iš tikrųjų matyti tiek jūsų daug čia ir tikrai aktualus klausimas šiandien NATO kontekste apie Ukrainą. Savanorių vykdomas Ukrainos atstatymas nuo solidarumo prie praktinių veiksmų. Jau daugiau kaip 4 metus Ukraina gina ne tik savo valstybę, ji gina Europos laisvę, demokratiją ir tarptautinę teisę grindžiamą tvarką. Kiekvieną dieną Ukrainos žmonės kovoja už teisę gyventi savo žemėje, laisvai spręsti savo ateitį ir kurti savo valstybę. Tačiau kartu su gynyba vyksta ir kitas, nemažiau svarbus procesas – Ukrainos atstatymas. Nors karas tęsiasi, milijonai žmonių negali laukti jo pabaigos, šeimoms reikia namų, vaikams reikia mokyklų, bendruomenėms reikia veikiančios infrastruktūros, o žmonėms reikia vilties, kad gyvenimas gali tęstis net ir sudėtingiausiamis aplinkybėmis. Todėl šiandien noriu atkreipti dėmesį į savanorių vaidmenį Ukrainos atstatyme. Jau prieš kurį laiką prisijungiau prie tarptautinės parlamentinės koalicijos Dobrobat paramai, nes manau, kad ši iniciatyva yra vienas ryškiausių Ukrainos visuomenės atsparumo ir pilietinės atsakomybės pavyzdžių. Dobrobat savarankiškai ir savanoriai nelaukia savo karo pabaigos. Jie vyksta į nukentėjusias bendruomenės, šalina griuvėsius, remontuoja stogus, montuoja langus, tvarko mokyklas, bendruomenių centrus ir kitus objektus, kurie leidžia žmonėms grįžti į normalų gyvenimą. Atstatyti namai nėra vien statybų projektas. Atstatyti namai reiškia, kad šeima gali grįžti namo. Suremontuota mokykla reiškia, kad vaikai gali mokyti saugiau. Atkurta bendruomenės infrastruktūra reiškia, kad miestas ir miestiečiai turi galimybę gyventi ir vystytis net karo sąlygomis. Todėl tarptautinė parama Ukrainai negali apsiriboti vien karinę, humanitarinę ar diplomatinę pagalbą. Visa tai yra būtina ir turi būti tęsiama. Tačiau kartu turime remti ir praktinį atstatymą, kuris vyksta jau dabar. Ukrainai reikalingos statybinės medžiagos, technika, ekspertinės žinios, savivaldybių partnerystė, atsakingo verslo įsitraukimas, pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas ir konkretūs vietos projektai. Lietuva šioje srityje gali atlikti svarbų vaidmenį. Mūsų savivaldybės jau turi vertingos bendradarbiavimo su Ukrainos miestais patirties. Mūsų verslo įmonės gali prisidėti prie technologijomis, įranga, logistika ir profesinėmis žiniomis. Mūsų nevyriausybės organizacijos gali padėti stiprinti bendruomenės ir kurti ilgalaikius ryšius. Tačiau svarbiausia, turime išlaikyti politinį dėmesį Ukrainos atstatymui kaip neatsiejama pergalės dalia. Rusijos tikslas yra griauti, mūsų atsakas turi būti padėti atkurti. Kiekvienas atstatytas namas, kiekviena atkurta mokykla, kiekviena sutvarkyta slėptuvė yra ne tik materialus objektai. Tai įrodymas, kad agresija negali sunaikinti žmonių valios gyventi ir kurti. Todėl kviečiu kolegos, Seimo narius, Lietuvos savivaldybės, pilietinės visuomenės organizacijos fondus ir socialiai atsakingą verslą aktyviai ieškoti galimybių prisidėti prie Ukrainos atstatymo iniciatyvų. Kartais tam nereikia milijonų investicijų, reikia partnerystės, žinių, kontaktų, konkrečios pagalbos konkrečioms bendruomenėms. Lietuva visada buvo tarp aktyviausių Ukrainos rėmėjų Europoje. Esu įsitikinęs, kad galime būti ir tarp aktyviausių jos atstatymo partnerių. Ukraina neturi būti palikta viena nei karo metu, nei po jo. Ukrainos atstatymas yra bendras Europos projektas ir bendra Europos atsakomybė. Solidarumas yra svarbus, tačiau didžiausia vertė jis įgyja tada, kai virsta konkrečiais darbais. Turime nuostabią vasarą, bet Ukraina tuo džiaugtis negali. Ukrainos nuotaikos grindžiamos ne atostogų laukimu, bet karo pergalės laukimu. Ilsėtis ukrainiečiams neleidžiam. Tad skirkime šitiek savo laiko ir mes prisidėkime prie jų. Šiandien, gerbiami kolegos, kviečiu mus visus žengti dar vieną žingsnį nuo solidarumo žodžių prie praktinių veiksmų. Ir Ukrainos aukščiausiosios rados parlamentaro Volodymyr Kreidenko vardu kviečiu jūs prisijungti prie Dobrobat iniciatyvinės grupės ir burti žmonės, savivaldybės bei verslą. Ačiū.